Sveiki gyvi, tikiuosi visi sveiki, gripas neužpuolė, lygos pasiliko kažkur nuo šaly, nes trūksta žodžių, kas aplinkui darosi. Tik spėja gaudyti, kas čia sveiki, kas nelabai. Tai tikiuosi nesergate, turite jėgų, sveikatos, galite gaminti daug skaniai ir visus kepiniais džiuginti. Žodžiu, čia jau po truputį įsibėgėjam, tai galvoju, kągi čia tokio padaryti, kuogi jūs nustebinti turbūt jau nieko nenustebinsiu, bet gal bent jau truputėlį indėlio į kepinį įdėsim. Visada, kaip tik keliu kibinus, atsiranda klausimų, kaip susukti. Man tai atrodo, 1, 2 ir paprasta. Viskas čia labai lengvai padaroma. Bet aš suprantu, kad tai turbūt tiesiog tas mano pirštų miklumas jau gavęs kažkokį kitą pagreitį ir viskas gaunasi paprasčiau. Tai šiandieną darysime kibinus ir net 2 rūšių, nes vienus galėsite valgyti per kūčias. Čia aktualu tiems, kurie per kūčias nesilaiko jokių pieno produktų ar kiaušinių, nes vis tiek tešloje yra ir grietinė, ir sviestas. Ir kitus kibinus darysime su mėsos įdaru. Kapotos sprandinės įdaru. Būtent. Jokio faršo, jokios maltos mėsos, ar kaip ten besivadintų, mes nenaudosime. Kodėl? Nes su kapota arba smulkinta mėsa kibinai įgauna tikrą skonį. Tas sultinukas, kuris bėga iš vidaus, svarbu nenusideginti. Na, čia kaip su čeburekais, ne? Nieko prieisim ir prie čeburekų, tikiuosi. Tikiuosi, jeigu mes neužsidarysime. Bet gal ne? Ir kiekvieno filmamą taip sakysiu. Jeigu dar būsime, tai gaminsime. Jeigu ne, galbūt užsidarysime. Gerai, mažiau pliurpalų, daugiau darbų. Važiuojame prie kibinų tešlo. Beriame 400 gramų miltų. Sutarkuojame 200 gramų sviesto. Sviestą apsukite miltuose, tai tiesiog lengviau tarkuosite. Ir vis karts nuo karto taip įmerkėte į miltus. Ir vėl tarkuojat. Nu, žodžiu, kad ir tarka neapsiveltų ir viskas lengviau čia darytųsi. Yra tų tokių tipsų, paprastų, iš gyvenimo, pasisemtų, tiesiog savaime įgytų ir ne tai, kad išmoktų, bet atrastų. Viskas. Šaltą sviestą sutarkavome. Dabar padarysime iš jų tokius trupinukus. Taip. Trinate sviestą su miltais tol, kol pasidaro tie trupinukai. Pamatysite tikrai, kaip apsivelia ir atsiranda tokia biri masė. Dedame 150 gramų riebios grietinės. Būtinai riebios ir ne kitaip. Mušame 1 kiaušinį. Ir beriame 1 šaukštelį Himalajų druskos. Atsigeriame būtinai kavelės ir suminkome tešlelę. Ir čia vadinasi, važiuoja stogelis. Man visada rašo, kodėl tu niekada nesiskundi? Taigi faktas, kad yra čia reikaliukų, bet niekada nesiskundžia. Ne, nesiskundžia, nes nėra laiko. Nes net ir tam nėra laiko. Na, iš tikrųjų, ką čia prisiskusi, prisiminkai tešlų. Ryte išlieji energiją salėje, po pietų galbūt kitoje salėje. Tada išminkai tešlas, pridarai visokių patiekalų. Ir gali sau ramiai eiti miegoti. Viskas yra puikiai. Tikiuosi ir jūsų gruodis, tas visas
panikos ir skubėjimo etapas jau eina į pabaigą ir lamiai laukiate šiai švenčių. Bet realiai aš net jau pati matau, kad man tiesiog pinasi liežuvis, ne? Dar ne pats blogiausias variantas, bet jau artėjame link šito. Aš visada rekomenduoju tešlą pasidaryti iš vakaro arba tipo, ryte pasidarot, vakare kepat, tam, kad tešla pastovėtų šaldytuve, nušaltoje vietoje ir paskui tiesiog bus tokia trapesnė, skanesnė. Aišku, aš ir pati būna, kad užsusigalvoju va čia sekundę ir kepu. Ir čia viskas yra okei. Bet jeigu turite galimybę, tai tikrai būtent palaukite. Patrauksim visas lenteles, pereisim prie tiesioginio darbastolio. Ne, ir čia, žinokit, nemelinė tešla, jos nereikia minkyti kuo ilgiau. Tiesiog reikia, kad sviestas susijungtų ir su grietinė ir nebūtų atskirų dalių, nes tuomet ir keps netolygiai. Viskas turim tokį pailgą dešrą. Pasidarau tokią, kad tiesiog būtų patogiau iš karto vėliau pjaustyti ir formuoti. Tai įdėsime į popierių, suksime ir dėsime į šaldytuvą. Tešlą išsitraukėme iš šaldiklio. Šalta, pastovėjusi, kieta, tai truputėlį leiskime jai atsigauti, o tuo tarpu pasiruoškime įdarus. Tai kadangi žaisime su grybais ir su mėsa, tai pirmą susitarkuokime, susipjaustykime, kas kaip mėgsta pievagrybius. Aš iš tikrųjų net sakyčiau, jeigu turite ir tikrų grybų, na, tikrų tai yra baravykų, nežinau, raudonikių, na, tų tokių tikrų grybų, tai galite maišyti. Skonio tikrai bus daug ir tie kibinai įgaus tokio, na, šventinio kalėdinio prieskonio, nes kažkodėl tai man grybai asocijuojasi su šventėmis, visokie pyragėliai su grybais, tai tas variantas kibinų su grybais man realiai labai patinka. Ir šiaip, žinokit, kibinai, aš jau šitą klausimą išsprendžiau pavasarį, visiškai netyčia, netikėtai, nes buvome tuo metu, negaliu pavadinti atostogos, eilinį kartą darbostogose ir grįžinėjom keliom dienom atgal į Lietuvą, bet šaldytuve buvo grietinės, buvo kiaušiniai ir labai nenorėsiu tiesiog palikti jų stovėti, nes vis tiek per tas kelias dienas būtų galiojimas pasibaigęs, tai galvoju, kągi čia daryti. Tai dar keletą obuolių buvo. Tai padariau vadinamus tuos kibinus su obuolių, razinų, cinamono įdaru, gausi nerealiai gardus, saldus pyragėliai, nes kibinų tešla yra absoliučiai sviestinė, ideali, tokia trapi, tik įdėjau papildomai cukraus ir viskas. Tai žinokit, padalinau truputį, na kaip visada, man kitaip nesigauna. Kepti noriu, valgyti ne, tai tuomet džiaugiasi visi kiti. Tai man sakė, gal galima nusipirkti. Nu tai ne, kadangi nepardavinėjau, o tik tais dalinu ir vaišinu, tai taip ir liko. Tai va, grybukai praktiškai į pabaigą. Įdėsime truputį sviesto. Nu, gramais čia tikrai nesakysiu, nes čia yra pas mane indelis šviesių pievagrybių ir indelis rudų pievagrybių. Tai būtent tiek, kadangi vis tiek pievagrybiai iškepę paleidžia daug vandens ir paskui tokia susitroškina, tai jų smarkiai sumažės, tai galite daryti per pusę su mėsa, pusę su grybukais. Ir turėsite
2 sūrius kibinų variantus, galima šitaip sakyti, ne? Ir dar buvo labai geras atradimas, tai čia Fuertėje visiškai netyčia. Kibinus dariau su iberiko mėsa, patikėkit. Lietuvoje visada darau, Lietuvoje visada čia gerai skamba, kaip kokia amžinai gyvenanti tarp kelių kraštų, tai ne, bet namuose darau kibinus visada su kiaulienos sprandinė. Nes ta mėsa yra su riebaliuku, nesausa, minkšta, žodžiu, nes su jautiena man neina korta ir su faršu lygiai taip pat. Mūsų namuose kibinų su faršu niekas nevalgo. Mėsa turi būti tik kapota. Dar būna kartais, kad mėsą dedu vištienos kulšelių mėsą, nes lygiai tas pats, todėl kad jinai yra nesausa, sultinga, tai tas įdaras gaunasi labai skanus. Ir aišku, pasirūpinkit prie kibinų skanaus gardaus sultinio. Tai gaunasi nerealiai lengvas ir greitas pietų patiekalas. Tik išsikepat kibinų ir turit sultinį. Ir viskas. Čia eilinį kartą dalinuosi greitais patiekalų sprendimais. Kol čia blevizgo jau 2 indeliai pievagrybių susitarkavo patys. Dedame dabar ant kaitlentės ir kepinam. Ir viskas. Dedam ant kaitlentės. Dar įdėkim arba sviesto, arba alyvuogių aliejaus. Tai čia jau kas ko labiau nori, neįdėkite. Įpilkite. O tai paskui bus čia, kad nesusikalbu normaliai. O drusko pipirus uždėsime truputėlį vėliau, kaip ir svogūnus. Nuo pievagrybių pradėjau nešypsau, nes jie pasikepins, turės truputį atvėsti, užims truputį laiko, tai dabar pereinu prie kiaulienos sprandinės. Tai aš ją pjaustau smulkiais kubeliais, turiu čia apie 0,5 kilogramo mėsos, kartais būna, kad jos lieka, bet aš kažkaip labai ramiai tai žiūriu, dedu į indelį, maišelį, kaip jau kam išeina ir tiesiog dedu į šaldiklį kitam kartui, o paskui užsiminkau tešlos, kai turiu laiko arba noro, išsitraukiu mėsytės paruoštos ir nieko daryti nereikia. Kaip nereikia, reikia tik kibinus susukti ir viskas. O taip pat dėl pačios kibinų tešlos, tai aš rekomenduoju pasiruošti iš vakaro ir palikti. Man patinka, kad jinai būna tokia jau pastovėjusi, ne tai, kad iškart pagamini ir darai. Aišku, ir taip viskas okei, bet tešlos trapumui tas pasišaldymas, įsistovėjimas tikrai priduoda, tokio gero skonio, tikrai. Nepamirštam įsijungti orkaitę, kad spėtų įkaisti. O dabar kodėl aš mėsą pjaustu ir kodėl ne faršas. Nežinau kodėl. Čia maždaug pati savo klausimą užduodu, pati ir atsakau. Žinau, nes tokių klausimų dažnai sulaukiu ir Instagrame po tokio pobūdžio receptais. Žinokit, mūsų namuose niekas ir cepelinų su faršu nevalgo. Ir cepelinams yra būtent tokia pati mėsa, kiaulienos sprandinė. Ir būtinai smulkiai pjaustyta ir dar papildomai truputį, jeigu tarkime sprandinė yra kiek liesesnė, tai papildomai dar įdedu truputį kiaulienos šoninės, nerūkytos, žalios tiesiog, žalios ir pakapotos. Tai va, tokie jau mes esam, bet kaip sakant, visi savo maisto tradicijas, faktas, kad atsinešam iš savo vaikystės namų. Tai lygiai taip pat ir aš, jokia neišimtis. Mūsų namuose cepelinai, kibinai yra tik tai su tokia mėsa. Ir ne kitaip. Bet man tai labai skanu. Tenka truputį pažaisti, su faršu žinoma būtų greičiau ir patogiau,
Bet skonio prasme tai yra visiškai kitas reikalas ir tas sultinukas, kuris išbėga prakandus kibiną, yra nerealiai. Liko paskutinis gabalėlis, dar pasmulkinsim svogūną. Svogūnus pasmulkinsim 2, tai vieną sudėsim į besikepinančius pievagrybius, o kitą dėsime į mėsą. Taip pat bersime, aišku, svogūnų, druskos. Jau ten pagal pomėgį aš net nesakau, kas kaip kam patinka. Aš kadangi esu iš tų žmonių, kuri nedaug turi prieskonių savo stalčiuose ir tie prieskoniai yra tokie klasikiniai, kaip kvapnus kartieji pipirai, žirneliai, sumalti, lauralapai. Ir tų žolių net, tarkime, ten kažkokių džiovintų, aš nelabai turiu, labai retu atveju. Viskas dažniausiai, jeigu ten petražolės, krapai, svogūnų laiškai, yra tik tai šviežus. O šiaip pagrindinis vis tik tai prieskonis yra svogūnai, česnakai, druska ir pipirai. Na, tik tai jau kai sultinį verdu, ten prikraunu įvairiausių žolių, bet tam, kad tiesiog tas sultinys būtų ypatingo skonio. Štai. Čia keliaus neužilgo į grybukus. Iškart sumažėjo. Greitai čia viskas kepinasi. Tai sudedam svogūnus ir toliau pakepinam. Kodėl svogūnus ne iš karto, nes man nepatinka, kai svogūnai smarkiai apkepa, o vėliau jie bekepant grybukams, grybų sultise, tokie išsitroškina. Tai man labai patinka, kai kepa viskas tolygiai. Tai čia, nežinau, čia yra kažkoks mano įsitikinimas, gal reikia daryti kitaip, bet turime pjaustytą mėsą, dedu tokį gerą šaukštą majonezo, taip teisingai, į mėsą dedu majonezo, nes sultyčių bus dar daugiau. Šaukštelį druskos, aš šiaip visur naudoju praktiškai Himalajų druską, nebent tai yra ant salotų ar ant viršaus mėsos, tai tuomet jau naudoju druskos kaip jie kristalai. Man atrodo, taip vadinasi. Maldon drusko žodžiu. Dar truputį įbersiu kvapniųjų pipirų. Viską sumaišysime ir padėsime. Vienas įdaras paruoštas, tuoj atnešiu ir antrą. Kaip viskas greitai, kol mėsa susipjaustė, grybukai pasikepino. Taip pat užbersime druskos pipirų. Sumaišysime, kaip netikėta, ir čia įdėsiu truputį majonezo. Manau, kas mane seka, žino mano meilę majonezui. Nors, aišku, kuo toliau, tuo aš kažkaip tai jo noriu mažiau. Ne todėl, kad gerai, blogai, bet labai natūraliai aš net pradėjau valgyti virtą kiaušinį be majonezo. Nors anksčiau sakydavau, kad tai tiesiog yra neįmanoma, nerealu ir taip negali būti, nes kiaušinis be majonezo tai yra kažkokia tai, nesąmonė, išmislas. Kaip taip gali būti? Tai žinokit, ne dėl norėjimo būti kūdai ir gražiai, bet tiesiog šiai dienai organizmas mano sako, tau jo tiesiog norisi mažiau. Tai aš jo klausau. O, druskos neįdėjom, pamiršau visai net. Druska, pipirai. Ir pradėsime lipdyti kibinus nuo mėsos, kad tiesiog tie grybukai truputį pravėstų. O tai jie padarys tikrai labai greitai. Norite greičiau, pastatykite į balkoną, kaip sakant, žiemos šaldytuvą. Čia kas gyvena ne nuosavose namuose. Tai aš taip ir dažniausiai darau. Tiesiog nešu į balkoną ir padedu. Taip, kepimo popierius
keliauja į skardą, pasiruošiam iš anksto ir tada galėsime pradėti lipdymo žaidimą. Opa! Aš esu mėgėja tešlą pasidalinti lygiomis dalimis, kad tie kibiniukai būtų plius minus panašaus dydžio ir keptų to lygį, o ne tai, kad vienas ten mažiukas, kitas didelis, trečias dar neaišku koks. Tai būtent tai mes ir padarysime. Taip, mes darysime po 50 gramų burbuliukus. Toks žaidimas. Bet čia viskas tik tais dėl to noro turėti gražią formą ir išvaizdą. Nes tikrai galite kepti, kūčioms tie, kurie neturi to įsitikinimo, kad per kūčias negali būti nei kiaušinių, nei pieno produktų, tai tinka, o kalėdoms jau galite ruošti su mėsa. Labai bus puikus, net nežinau, užkandis gal koks. Ir šiaip faina, tiesiog. Ant stalo visi nori tų patiekalų tokių, kurių kiekvieną dieną neprikepsi, nors realiai aš tikrai niekada nesupratau, kodėl kibinai atrodo kažkas tai, tokio labai jau sudėtingo. Nei čia sudėtinga, nei čia ką. Tešla pasidaro realiai per 5 minutės, o visa kita, tai toks žaidimas ir viskas. Tai iš vienos normos gaunasi taip. Taip. Kiek čia išeina? 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12. Realiai tas didesnis arba mažesnis. 12, 15 kibiniukų. Tai norite daugiau, normą dvigubinam ir pasidarom dvigubos tešlos. Viskas. Tešla yra pastovėjusi. Nieko aš nekočioju. Rankomis tiesiog suspaudau. Nereikia čia nei kočėlų, nei kažko spausti, nei kažką daryti. Gaunate puikų tokį bliniuką. Dedate į delną. Į centriuką dedate įdarą. Svarbiausia, nepersistengkit su įdaru. Man taip dažniausiai būna, nes norisi, kad tos mėsos būtų kuo daugiau, o tas kuo daugiau gaunasi kibino prasprogimu kepant. Nes tiesiog mėsa užverda ten viduj, kepa ir gaunasi, toks reikaliukas. Paimat, dar truputėlį, praplečiat, suspaudžiat. Pailginat tuos kampus, kad tešlos būtų daugiau, dedat ant stalo, žodžiu, matot, daug tos karūnėlės, sijonėlio, kaip čia pavadinti. Ir tuomet, bandom, pažiūrėsim, gal gausis. Lenkiat šitaip, šitaip, šitaip. Šitaip. Tiesiog taip gražiai, lyg paspausdami, už kampiuko prailgindami ir turite, prašau. Tikiuosi, kad bus aišku, iš video matysis ir tikrai galėsit pasidaryti ne tik skanius, bet ir gražius. Nes dažniausias klausimas būna, kaip jūs tuos kraštus padarot. Nes aš lipdau būtent taip ir koldūnus, ir virtinius, tarkime, su mėlynėmis, ir kibinus. Žodžiu, visur, kur reikia tokio užlenkimo. Net esu įkėlus Instagrame kibinų
pyragą. Realiai viskas tas pats, tik vienoje formoje. Taip. Nu ir dabar ką, ir viskas. Kartojame, kol viską padarome. Faktas, pabrėžiu, kad ir grybukai, ir mėsa, tai tešlos bus per mažai. Jūs turėtume turėti vieną tešlos tą kiekį grybams, kitą tešlos kiekį mėsai. Bet jau kadangi norėjusi jums parodyti ir tai, per vieną video, tai, žodžiu, darysit ir tą, per pusę arba mažinat įdarą, arba dvigubinat tešlą. Vienas iš dviejų. Nes kitai pamatysit. Aišku, parodysim video gale, kiek čia ko lieka. Ir vėl, kaip matot, nebūtina turėti namuose milijoną rakandų, nors, aišku, kočėlą aš tikrai namuose turiu. Nes, kaip žmona ragana be kočėlo. Jis tiesiog yra privalomas šeimininkutės akcentas namuose, nes jau kai išveda iš kantrybės, tai galima su kočėlu po trobą pasivaikyti. Na va, tą patį kartojame su grybukais, dedam į centriuką ir uždarom. Vieną partiją dėsime kepti. Aptepimui, žinoma, naudojame kiaušinio trynius. Baltymų net nedrįskit išmesti. Realiai net 2 baltymus galite susiplakti ir vėliau išsikepti morengų. Desertui ar tiesiog nesvarbu. O trynį dar lašą pieno įpilsime ir aptepsime kibinus kepimui. Tiesiog išmaišom ir aptepam. Kad atskirtumėm mėsą nuo grybų, galime apibarstyti kokiam, nežinau, sėklom ar dar kažkuom, tai pažiūrėsiu, ką aš čia turiu savo stalčiuose. Tuom ir apibersiu, bet faina kokiais, nežinau, semenimis. Ar sezamais, ar juodais, ar baltais, kaip jau ten kam norisi. Labai čia man pasisekė, turiu tiesiog sezamų sėklų miksą, tai su grybukais bus su sezamais, bet sezamų bus su mėsyte. Šaunam į orkaitę 108-200 laipsnių ir kokių 40 gal minučių, bet aš visada pabrėžiu, visi žiūrėkite pagal savo orkaitės, nes jos tikrai yra visos skirtingos ir tuomet gaunasi, tarkim, man neiškepia. Todėl visada pabrėžiu, jūs plius minus laiką žiūrėkite pagal savo orkaitę. Aš iš tiesų net nežinau, mano skaitosi stipri, silpna ar kažkokia, jinai yra sena, tiesiog. O jau kaip ten toliau, aš nežinau, nes jau vis tiek orkaitė 10 metų, aš skaičiuoju, kad jau tokia, su patirtim ir dar kaip maniškė, tai visko mačiusi daug ir su kaupu. Bet skūstis tikrai negaliu, veikia nuostabiai, kepa, kaip matote, skaniai. Gerai, o mes čia pabaigiam, kol kepa vieną partiją, kitą partiją ir galėsime ragauti. Nu va, liko po pusę realiai. Tai jeigu tik mėsos darysite, tai realiai taip maks 300 gramų mėsos ir grybukai. Jeigu darysite tik grybukų, tai maks 1 indelis, nes tai tie indeliai plius minus panašus, tai nedaugiau. O jeigu norėsite daryti ir tų, tai dvigubinat tešlos normą. Panašu, kad turime rezultatą. Pakartoju 3 kartą, nes pasirodo ne į tą kamerą ir vėl aš kalbėjau. Atsiprašau, teks dar prie šito priprasti.
Kibinai, oi kaip yra gerai. Kitą skardykę dar pakepsim, nes trūksta vaizdelių. Bet pagrindinį vaizdą turime. Štai. Tešlos įdėjau pasirodo neblogai. Yra tikrai gražiai. Susukta visai neblogai, gal skubėta truputį, bet nieko tokio. Su grybukais, su mėsa. Na ką, pjausime? Garą išleisime? Gal pjaunam ne patį gražiausią, gerai? Pažydžiam. Na šitą. Kas vyksta? Gali pamėginti, patikrinti. Idealiai. Ir druskytės, ir prieskoniuko, ir kokia gera mėsa. Labai gerai. Na, jeigu dar čia dar būtų šoninė, būtų tobula. Bet jau nebebūtų taip nekalta. Realiai tik kaip jau čia šitos dėl Gerdos. Nes jinai mėsos nevalgo. Tai bent jau mano kompanionė neišys alkana. Labai gerai. Kibinai, kaip yra gyja gerai.